Lytiškai plintančioms ligoms būdingi tokie simptomai. Išskirsiu moterim būdingus simptomus, tai tokie kaip makšties išskyrų kvapo pakitimas, spalvos, konsistencijos pasikeitimas, pilvo apačios skausmas, kirkšnų limfmazgių padidėjimas, karpos atsiradusios aplink išangę ant lytinių organų, kraujavimas lytinio akto metu, iš karto po lytinių santykių, kraujavimas ciklo viduryje, dažnas skausmingas šlapinimasis. Vyrams galėtų būti būdingi tokie nusiskundimai, kaip baltos apnašos varpoje, padidėjęs kapšelis, pilvo apačios skausmingumas, kirkšnų limfmazgių padidėjimas, pilvo apačios maudimas. Tačiau tiek vyrai, tiek moteris galėtų būti ir besimptomiai šių ligų nešiotojai. Lytiškai plintančiomis ligomis galima užsikrėsti tiek vaginaliniu, tiek oraliniu, tiek analiniu lytinių santykių metu. Lytiškai plintančios ligos tokios kaip sifilis, gonorėja ir chlamidijozė yra išgydomos. Herpesas, karpos ir živ, jos yra lėtinės ir jos neišgydomos, tačiau jų eigą galima kontroliuoti. Lytiškai plintančios ligos, jeigu jos yra negydomos, gali sukelti nevaisingumą ar ankstyvą priešlaikinį gimdymą.